Sveiki, šiandien papasakosime apie signalizaciją. Pradžiai, kam to išvis reikia? Pagrindinis mano kriterijus turbūt būtų priešgaisrinė signalizacija namuose, kad įvykus gaisrui kuo anksčiau išgirstum, suprastum, tiesiog suveikus dūmų detektoriui pradės rėkti visi namai ir tu naktį atsikelsi ir pabėgsi laiku. Taipogi, aišku, nuo vagysčių, įsilaužimų, kažkiek, nežinau, kokia reali nauda šiais laikais turbūt. Iš esmės draudimas išsprendžia šitą klausimą. Signalizacijos tipai galbūt norėčiau išskirti gal taip du dalykus, kad šiais laikais galima turėti ir laidinę signalizaciją ir belaidę. Belaidės trūkumas galbūt būtų tas, kad kas metus ar kokius du turbūt reikia pasikeisti elementus, tai mes pasirinkome laidinę, nes tiesiog turint naują statybą nėra sudėtinga prasivedžioti laidus. Tai kaip pavyzdžiui į kiekvienas duris langus susivedžioti užtenka dvigyslio laido. Ten iš esmės veikia principu, kai jungiklis tiesiog atidaro grandinę arba uždaro. Tada į kiekvieną judesio daviklį turėtų būti po 4 laidus, bet čia vėlgi nuo pačio jungimo priklauso. Galima ir 2 daviklius į vieną zoną prijungti. Ir ta prasme, tų kombinacijų yra daugiau. Aš pats nesu profesionalas, bet pavyko pačiam kol kas viską pasijungti, tai džiaugiuosi tuo. Mes pasirinkom Hikvision AX Pro signalizaciją dėl to, kad viskas yra vienoje sistemoje. Tiek kameras galima sujungti, viskas vienoje programėlėje bus valdoma, tiek domofonas, tiek pati signalizacija. Šitas variantas gal biškai brangokas, bet man patiko tuom, kad ganėtinai aišku, kaip pačią signalizaciją pasijungti pačiam. Galbūt sudėtingiausia dalis, jeigu jungi laidinę signalizaciją, tai suprasti, kaip pasijungti judesio daviklius, kaip teisingai varžas pasirinkti, bet turbūt vienintelė vieta, kur biškai reikia suprasti, pasigilinti į patį jungimą. Gal dabar papasakosiu šiek tiek apie pačius daviklius. Tai kaip ir minėjau, yra nuvesta kiekvienas duris. Tiek duryse, tiek languose pasijungia magnetukus, kurie parodo, kada atidarytos ar kada uždarytos duris. Tas leidžia įjungti, pavyzdžiui, suprogramuoti signalizaciją taip, kad judesio daviklių neįjungi, bet įjungi tik tai duris ir taip signalizaciją galima įsijungti naktį, kai pats esi namuose, tu vaikštai, bet jeigu kažkas atidarytų duris, suveiktų signalizacija. Sekantis davikliai tai būtų judesio, tai juos montavau kiekvienam kambaryje, tiesiog prieš langus ir visokias vietas, kad matytų, jeigu bandytų įeiti, tarkim, išdaužus langą ar kažkaip kitaip. Turbūt visi dabartiniai davikliai turi galimybę išjungti lemputės, kad kai vaikštai po namus, pavyzdžiui, būnant kitų, matot, kad suveikus užsidega jis visas. Raudonai, mėlynai būna įvairūs jie. Tai tiesiog galit patys tiek savo namuose atsidaryti ir yra kontakčiukas, kurį nuėmus ten parašyta LED, jį atjungus, tada lemputė neveikia, nors pats daviklis tiek toliau veikia. Tai jeigu ten miegamajam ar kažkur erzina, tai visai geras dalykas. Tada priešgaisriniai davikliai, tai yra 2 tipų naudojom. Vieni yra temperatūriniai, o kiti dūmų. Tai iš esmės dūmų daviklius naudojam visur, išskyrus virtuvėje. Dūmų nenaudojam dėl to, kad atidarius orkaites duris, dažnai būna, kad išeina staigus gūsis koks dūmų, arba jeigu kažką prideginant ant kepant keptuvę ir suveikia signalizacija. Tai temperatūrinis daviklis, jisai suveiks tik nuo aukštos temperatūros. Jeigu staigiai pakyla labai temperatūra, nežinau tikslių ribų, bet jo principas tiek nuo aukštos temperatūros tikrai suveikia. O visi kiti davikliai suveikia nuo pačių dūmų. Tas dar dalykas, tai jeigu turit labai didelius kambarius, tai, man atrodo, techniškai priklauso, kad kiekvienas daviklis, jos spindulys uždengiamas yra 4 metrai. Tai 2 davikliai turi būti, didžiausias atstumas tarp daviklio 8 metrai. Tai mums tokia situacija gavosi, kad reikėjo 2 daviklius svetainėje sumontuoti, nes tiesiog svetainės ilgis didelis buvo. Bet manau, pas daug kas svetainė šitą problemą yra, kad šiaip teoriškai priklauso 2. Signalizaciją valdyti turim 3 būdus. Tai pultelis, kurį patarė turėti, su juo bus galima atidaryti, manau, pasidaryti, kad ir varto atidarimas, tiek kiemo, tiek garažo. Ir pačios signalizacijos įjungti išjungti. Tas variantas tai telefonuose.
Ir trečias planšetė. Nors planšetės tikrai valdymui net nenaudočiau, vieninteliam dalykui, kam tikrai jinai labai bus patogi, ko dar neturim pasidarę, bet domofonai. Tai tiesiog bus didelis ekranas prie čia ir kažkas prie vartų paskambinę, matysim su kuo ir galėsim bendrauti. Tai pati domofono kamera bus integruota į pašto dėžutę. Radom šiaip kas pardavinė čia Lietuvoje, bet po to paieškojęs radau dar irgi gerokai pigiau Lenkijoje tą patį gaminį, tai galėsim mes gal linką pasidalinti, kas ieškos pašto dėžučių tokių. Pats ekranas jam tiek užmaitinimui, tiek valdymui viskam reikalingas tiesiog vienas tinklo kabelis, taip pat kaip, principas tas pats kaip kamerom, PoE switcho reikia ir tinklo laidą prasivesti ir viskas, tai vienas laidas ir tiek. Lygiai tas pats ir domofonui, į vartus reikia nusivesti vieną tinklo laidą, nuo domofono dar bus pajungta ir vartų spina, kurią bus galima atrakinti per čia ekranėlį ar telefoną patogiai. Tas pats bus ir su kiemo vartais, ką prieš tai minėjau, kad bus galima atidaryti iš ekranėlį, iš telefono, su pulteliu, su bet ko, kad bus bendroji sistemai pajungta. Tai katilinį sumontavom pačią centralę, dar čia nepabaigtas projektas, keli davikliai nepajungti. Irgi reiktų, siūlyčiau nusivesti tinklo kabelį, nors ir Wi-Fi prisijungt gali ir SIM kortelėm, bet manau, dedasi šiaip net ir 2 SIM kortelės, viena gali būti saugos tarnybai naudoti, tai šiaip pasirinkom pasijungti tinklo kabelį, kad turėtum per internetą viską, tam, kad nereiktų už kortelę mokėti, kad ir ten po tos kelis eurus į mėnesį šiek tiek sutaupo. Signalizaciją jungiau pirmą kartą, tai šiek tiek buvo sunku mokintis, nes schemų ir jungimo variantų yra ne vienas, ar jungi į zoną vieną daviklį ar kelis, ar jungi tamperį ar nejungi tamperį, tas dangtelis, ar atidarai daviklį ir suveiks ar ne. Tai buvo toks biški nemažai klausimų, galvos sukimo, kaip kas, bet pavyko vis bandymų keliu. Tai ką galiu pasakyti, tai čia yra schemos iš daviklio, iš judesio daviklio, iš čia, pavyzdžiui, kas svarbu, tai gale daviklio jungiasi varžos, jų kombinacijos, žiūrint kaip jungi, bet pavyzdėje duotos tiesiog kaip pavyzdys, kokios varžos, kokias reiktų dėti, reiktų žiūrėti pačios centralės schemą ir yra mažytės, čia schemutės, kiekvienam variantui, kokios tos varžos turėtų būti. Tai šitą irgi iš pradžių nepagavau, tai buvo daug tokio neaiškumo, kodėl neveikia ir kai viskas taip kažkaip susidėliojo vietas, tada pradėjo ir jungtis viskas nesudėtingai. Kaip ir minėjau, signalizacija jungusi pirmą kartą, tai buvo tikrai didelis iššūkis, bet truputėlį galvo pasukus, manau, įmanoma pasidaryti bet kam. Šiek tiek gal reikia tų elektros žinių, supras schemas, bet šiek tiek informacijos randi internete, kažkokį video, kažką ir taip susidedi visą sistemą, tai man kažkaip vargais negalais pavyko. Ten aišku, meistras turbūt atvažiuotų ir per pusdienį šitą darbą padaryti, aš turbūt jau kokias, taip vis rasdamas, pribėgdamas laiko, turbūt porą dienų žaidžiu. Nepamirškite paspausti subscribe ir sekti mus Instagrame. Iki kitų kartų.